Sveikas, Kovalski. Ką šiandien veiksi? Sveiks, drus, kolega. Šiandien susklostė visai įdomi situacija. Samoškėnas užvakar įmetė storį, kad šiandien 9 val. Paleis videką, kuris mums žada lobių medžioklę. Ir aš galvoju, kad šeštadienis aš neturiu ką veikti, tai labai geros veiklos prasimanysiu. Turim čia paruoštą juodą žaibą, jeigu bus arčiau tas lobis paslėptas. Turim paruoštą mėlyną žaibą, jeigu reikės kažkur toliau pavažiuoti. Tai aš galvoju, jeigu aš pamatysiu žemėlapį, kad tas lobis yra užkastas ir žinosiu tą vietą, tai aš pabandysiu jį surasti. Taip, tai dabar mysliau, kučią reiktų pasimti šitom lobių medžioklą. Pradėsiu nuo to, kad reiks transportą. Transportas turim, paruoštas, nežinom kokią reiks. Kiepka, kad pažintų žmonės ir numatot saulą, tai čia bus šakės šiandien. Tikriausiai labai šilta. Pirštinės gali praversti. Šalmas, jeigu laiksmas su matarinko. Kroksai su čermanderiu prieš akį. Quattro pavarą, kas be ko įjungsim paskui. Šiūpeliaus, kas be ką reikės. Nu ir vandenioką. Negalvojau, ką čia daugiau gali praversti, kas čia gali. Nu tai aišku, telefonas, navigacija. Pakomentuokit, kuo jūs dėtumėtės. Galim aš kažkur praleidžiu, nežinau. Reikia nepamiršti. Dabar mes turim 8:26. Tai mes turim pusę valandas iki koordinačių paskelbimo, jeigu aš teisingai spėju. Tai aš einu dabar kaldunioko inšausiu pusryčiam ir tada susitiksime prie kompiuteriaus. Taip, tai dabar, kol prisijunginėjau, galiu biškiai įvesti dar detaliau į kontekstą. Užvakar Samoška įdėjo storį, kad tie, kurie prisijungs pirmi 9 val. Kai bus paleistas vidosikas, pažiūrės pirmieji, turės daugiausiai naudos, o sekančiam story tai buvo daug čimudanų su užrašu lobis. Dėl to aš padariau prielaidą, kad ko gero prasidės lobių medžioklė. Nieko nežinom, nieko daugiau jokių detalių nebuvo. Jeigu pasiseks ir bus kažkur Aukštaitijai, tai važiuosiu paieškoti. Dabar mums liko 9 minutės. Užsidėjau notificationą, kad išmestų. Tikėkime, internetas nesustreikuos paskutinę minutę. Liko 10 sekundžių iki 9. Turiu ir telefoną. Pasileisiu videką, gal reikės, nežinau, žemėlapio screenshotą pasidaryti ar kažką tai. Op, turiu. Žiūrim. Jūs lobiai plotoje. 10 lobių visoje Lietuvoje. Yra šansų, kad bus kažkur netoli mūsų. Lietuviška geocaching versija. Smagumėlis. Nu, būtų smagu šimtelį rasti. Maikoną. Aišku, mano dydžio maikonų niekada nebūna. Užuominos tema yra popieriniai lietuviški pinigai. Ant kiekvienos nugarėlės yra po kažkokį objektą, kurio Paulius neatskleidžia. Mums reikia įsiaiškinti patiems. Tai aš iškart dar nesibaigus videokui pradėjau googlinti ir žiūriu, kad pirmas pinigas yra Žemaitė ir litas, o ant nugaros yra Palūšės bažnytėlė, kuri yra Ignalinos rajone, netaip toli nuo mūsų, kokią valandą kelio. Tai aš pačekinu visus litus ir tai gero, kad mes susitelksim ties Žemaitė ir Palūšės bažnytėlę, kurią greitai ir aplankysim. Gerai, tai pražiūrėjau visą videką. Arčiausiai manęs yra Palūšės bažnytėlė, tai yra 1 lito kupiūra ir pirmas lobis. Tai dar sykį peržiūrim visą jo užuomeną ir lėksim į Palūšę. Tai pirmasis lobis yra susijęs su 1 lito kupiūra. Un pagrindinis posis, žinom, yra nupiešta Žemaitė, o jums reikės išsiaiškinti, kas yra nupiešta antro pusė ir kur tas pastats stov. Jeigu sužinojo ton vietą, tai jums reikės ten nuvažiuoti, nes pirmasis lobis yra paslėptas ten. Atvažiuojat į ton vietą, atsistojat prie pagrindinių vartų, pro vartus turėt matyti įėjimo duris ir užrašą virš durų. Perskaitykit ton užrašą, pasisukėt į dešinį ir kontas reiškia. Reiškia, kad reikės eiti pasivaikščioti. Nuo tos vietos 240 Samoškiniaus žingsnių teisė į priekį ta keliu. Mona ir jūsų žingsnė gali skirtis, bet bandykit eiti taip, kaip eičiau aš, nes aš matavau savo žingsnės. Panašiai ties 100 žingsnių po kairį turėtumėt pamatyti apleistą geltoną pastatą, bet nesusigundom ir einam toliau. Einam, gol atsimušiam į sankryžą. Prieš jumis turėtų būti medinis stolpas. Prie stolpo pasisukam į kairį ir tolumo turėtumėt matyti baltų plytų viešai apleistą tualetą. Ir tada jau žingsnių nebeskaičiuojam, varom teisę link to tualetą, palei dešinį tik praeinam tualetą ir žiūram tie po kairį miškelį turim matyti vandens bokštą, surudėjus vandens bokštas. Pamatė tom bokštą, viskas, teisių taikinių varot linkam. Gerai, tai varom ieškoti vandens bokštą. Velnias galvoju, jeigu noriu būti pirmas, iškart turiu lieptjauti už ragų, jungiam Quattro, kad nepamesti krioksų. Iki mašinos gal net pabėgėsiu. Bėgau, pribėgau. Taip, tai iš mūsų apžvelgtų daiktų panašu, kad reiks
Kazirkas. Pirštinės galim insmesti. Šitas daiktas elektrinis. Anas važiuoja 60 km tik tai. Iki Palūšės man apie 100. Tai valandą kelio. Ir ko gero, kad aš su juo nedatrauksiu. Už tai mes rinksim seną gerą Volvą. O gal į temą reiktų Volvės. Turiu pavadinti. Įsimeskim šiupelį ir pasimkim vandenį. Aišku, buvau pasiruošęs aš šitai kelioniai. Tai dar pirmąjį degalinę užsuksim. Taip. Šiupelis, kroksai, vandeniukas, kepurė. Varam. Oho, iš pirmą kartą. Nu, tai dabar galės nuguldyti. Nesąmonį čia kažkokį padariau. Tai va šiaip įdomu, ar daug ieškančių ir ar pavyks būti pirmiem. Bet dabar galvoju, kad gal dabar reikia vis tiek važiuoti užsipildų jaką. Tai dar prarasiu kokius 15 minučių, bet manau, kad už valandos 20 kažkur turėčiau būti ten. Vis tiek šeštadienį žmonės eina turgan, eina kažkur visi užsiėmi, nieks tai gali nepuls ieškoti lovę. Jeigu ne, tai gal bent maikelai. Nu, lipdukų gausiu, atsižymės. Šiaip smagi pramoga atrodo, tai išbandykim. Gerai, tai žodžiu, pakeičiau truputį strategiją. Į degalinę nebevažiuoju, matau kūro užteks, tikiuosi nesibaigs. Man yra apie 5 kilometrų panašiai. Aš važiuoju, startuoju iš Antalieptės. Dabar yra 9:30, kol susižiūrėjau videką. Vis tiek norėjau dar pažiūrėti, ar nebus ten kokių tipsų pabaigoje videko paslėpti ar dar kažką. Įsimečiau šiupelį, įsimečiau pirštinės, nors apie šiupelį nieko nerašo. Tiesiog rašo, kad reikia surasti koplytėlę, nuo koplytėlės 200 kem žingsnių reiks atmatuoti. Aš kai tunkiai ratas, tai pas mane, nežinau, Samoškėnas ko gero aukštesnis už mane, bet gal kažkaip jau ten tą vandens bokštą rasi. Ir būtų labai linksma būti pirmam. Tikrai labai norėčiau rasti, ne dėl pagrindinio prizo, bet iš sportinio intereso. Ir tikiuosi, kad yra 2X maikių. Nes kartais ir tas man būna per mažas. Šiaip sakysit, kad ką ten valandą laiko važiuoti, tos 5 kilometrų, dar kažką. Mes Aukštaitijoje gyvenam, pas mus keliai vingiuoti, miškai, slėniai, viskas čia pas mus labai gražu. Tikrai rekomenduoju užsukti. Įsivaizduojat, Zarasuos virš 300 ežerų yra, nu ne pačiam mieste, apylinkėse. Tai mes gyvenam tokiom sąlygom, kad aš atsimenu, kai būdavau vaiks, paauglys, eidavom su draugais maudytis, būdavo ateini prie ežero ir ant kalniuko tai palipi ir jau matosi maudyklą. Jeigu ten porą žmonių deginas, tai jau sakai, kad velnis, čia pilna žmonių, gal varam kažkur kitur. Ir va dabar ypatingai, kai prasidėjo vasara, nebelyja, šilta, gera, nežinau, nereikia daugiau jokių pramogų. Prie ežerą galima viską prisgalvoti. Kad jau paminėjau, kaip čia pas mus gražu, vingiuota, kalnuota, tai va aš pabandysiu pafilmuoti trumpą fragmentėlį kelio, kurio važiuoju link Palūšės koplytėlės ir jūs patys įvertinkit, ar pakankamai čia vingiuota ir ar kartais gal patys norėtumėt prasilėkti. Nu ir kur tu čia labai prilėksi? Ir žvėriukų, stirniukų, briedukų. Čia lūšį netgi esu matęs šitoje atkarpoje. Tai va šitas kelias visas eina nuo Dusetų iki Degučių. Bendrai visa atkarpa, nežinau, nenoriu meluoti, bet gal kokių 15 km. Kaip matot, kelio plotis yra realiai vienai mašinai. Jeigu nori prasilenkti, jau reikia nulipti kelkraštį. Miškinga, smagi atkarpėlė. Ir jeigu mėgstat tą akimirką, kai drugeliai suskraido pilve per kalniuką važiuojant, tai čia tikrai galima tą patirti ne vieną sykį. Kad aš tą lobį rasiu, tai aš net neabejoju. Man vienintelis dvejonių kelintis dalykas, tai ar būsiu pirmas. Būtų labai smagu būti pirmam. Dabar vienintelis minusas, kurį aš turiu, tai yra minus valandos kelio pranašumas į kitos vietos. Kas man nepatinka, aš tik turiu vilties, kad Ignalinos rajone Samoškėnas nėra toks populiarus. Ir visi dar parpia, miega, pučia į ūsą, valgo pusryčius ir neturi kada. Būtų smagiau, kadangi viską filmuoju, tai kad dar nieko tenai iš vis nebūtų, tada laisviau galėčiau dergtis. Aš net nebejoju, kad čia vienas smagiausių lobių. Štai, pravažiuojam Antalieptės marias. Čia šiaip labai geras maršrutas, motociklu dažnai išvažiuodavau pasivažinėti. Šituo ratu kokius ten 300 kg galima įsukti ir mėgstant gamtą, tai čia yra pasaka, tiesiog pasaka. Taip pat Baidariam galima plaukiot, dėkingas turizmui rajonas. Velnis, kuo arčiau randuosi, liko 25 km, 20 minučių, kuo arčiau randuosi, tuo man labiau jau dabar paranoja kerta. Jau atrodo, kad kiekvieną mašiną važiuoja būtent ten, dėl to turiu aplenkt. Ogi viršinėt greičio nesinori, bet biški ir nori. Toks jauduliukas kirba, žinai, dar tik valanda praėjo. O gal, žinai, jeigu ir ne pirmam aišku būtų uoga būt, tegul ir į 5 pakliūt. Maikelą pasim būtų labai linksma iš tikrųjų. Koks salodinis bimbalėtikas. Nu, šitas taigi garantuotai jau važiuoja lobę pasimti. Taip, tai radom vartelius. Įženg geras, išeik dar geresnis. Sukamės į dešinę ir žiūrim, ar Kroks atlaikys. Volvanė atlaikė, viskas gerai. Dabar matuojam žingsnius.
Aš matau bėgiojančius žmonės ir man tas visai neduoda ramybės. Panašu, kad šitam krašte Samoškos fanų netrūksta. Nu, pas mane gal gavas, kad 110, nesusigundom ir einam toliau. Sankryža, ar tai yra minėtasis medinis stulpas? Sprendžiant iš to, ką matau ten, tikriausiai, kad taip. Jeigu čia minėtas tualetas, o gal ten minėtas tualetas, nu gal čia dar nepasiklysiu. Gerai, kad nieks manis nepersekioja, biški mažiau spaudimo. Net nesvarbu iš tikrųjų, kaip čia baigsis ta kelionė, bet džiauriai smagi pramoga. Jo, va čia va budela. Panašu, kad šita budela po dešiniai keliukas ir bandysim ten surasti vandens bokštą kažkur paėjus galbūt. Nu, žinokit, matau aš tą vandens bokštą va ten. Bet kadangi pas mane įjungto kvatro, skutu tiesiai aš tada. Neieškosiu aš tą kelią aplinkui per samanėlės. Bet čia žmonių netrūksta. Būtų naivu tikėtis, kad aš čia galiu būti pirmas. Tu žiūrėk, čia takelis jau pramintas. 10:24. 9 valandą buvo paskelbta videkas. Tai dar reikėjo pažiūrėti, prasigūglinti, iššifruoti užuominas. O čia jau takai praminti. Priėjom vandens bokštą. Nu, tai tikriausiai šito taku sekam ir žinosim, kur tas lobis. Op, turim. Nu ką, galiu pasidžiaugti, kad kaušai samoškinio nežiūri. Visa hebra normali. O kaip kando vadai. Įsivaizduok, tuščia. Nei maikas, nei babkių, nei lipduko. Tai ką, atsižymim? Labai įdomu dabar sužinoti, kelintas atvažiavau. Sveiki. Konjus. Žinok, čia pusė knygos jau prirašyta. Jeigu gerai suskaičiuoju, aš 49 valandą 26. Bet smagiai, ką? Jo, tai mes sakau, tik įsijungiam. Sako, bliam, pašinki samoškinis vidosi, kad turi. Jo. Mes tik pažiūrėjom, pučiam, sakom. Tai va, atvariau po nepilnai 1,5 valandos. Nieko neperdau, tik knygutę užsirašiau. Bet, nepaisant viso to, čia pakeliu irgi ir prie knygutės, prie čemodano sutikau keletą pozityvių žmonių, kas labai smagu. Nu blemba, tikrai žiauriai smagi pramoga. Noriu padėkoti Volvai, kad atlaikė vingiuotus Aukštaitijos kelius, Kroksam, kad atlaikė Ignalinos miškų takus, mamai, kad manim tikėjo, Samoškėnai už visą šitą pramogą ir jum, gerbėmieji, už tai, kad palaikot tokius kūrėjus kaip Samoška, tokius kaip aš, vien todėl, kad jeigu nebūtų jūsų, jeigu jūs nesubscribintumėt ir šiandien nebūtumėm turėję tokios smagios pramogos. Tai ačiū už dėmesį ir iki kitą sykį.